Visokių tų. Žiūrėkite, labas rytas. Pirmiausiai, kaip jaučiatės 2 savaitės dirbdamas mero? Nes mūsų dabartinis meras... Jaučiamės kaip visada, viskas darbai vyksta, viskas normaliai. O darbai nepadvigubėjo? Juk yra meras, yra vicemero kompetencijos ir nustatytos pareigos. Viskas susitvarko, padvigubėjo. Aišku, darbo daugiau. Čia Taip, bet... Nenuslėpsi, nepaniks. Daugiau, aišku, darbo daugiau, bet susitvarkoma. Atlyginimas padidėjo? Nėra tokių atlyginimų padidėjimo, jokių atlyginimų nėra, negali mokėti pagal vyriausybės sprendimą, jokio priedo mes negaunam, ir negaudama mes dirbam ar šeštadienį, ar sekmadienį, ar penktadienį, ar dvigubai atlyginimas visas vienodas koeficientas. Viskas. Nėra jokio. Tai čia pagal valstybės politikų apmokėjimo įstatymą, ne vyriausybės nutarimo įstatymą. Įstatymą ir vyriausybės, kur tvirtina tą koeficientą. Ar jūs nemanote, kad jau būtų laikas kreiptis į administracinį teismą dėl mero nušalinimo iš pareigų pagal savivaldos įstatymą? Nemanau, Mariau. Kodėl? Žmogus serga. Ne, ne žmogus. Žmogus daugiau kaip metai laiko neina savo pareigų. Jis yra nušalintas nuo kokių pareigų vykdymo? Nuo tarybos nario. Taip, o kodėl jis nevykdo mero pareigų? Kodėl jis nevykdo? Taip, kodėl jis netvirtina tarybos posėdžių darbotvarkės, kodėl jis netvirtina... Tai ne man, mero duokit klausimą. Ne, jūs dabar, aš jūsų klausiu kaip vadovaujančio pareigūno. Taip. Savivaldai šiuo metu užimančio aukščiausias pareigas ir jūs tikrai turit būti susipažinę su savivaldos įstatymu. Ir ar jūs nemanote, kad būtų laikas kreiptis į administracinį teismą dėl mero nušalinimo? Aš pasakiau, dėl pareigų nevykdymo? Ne. Jūs tiesiog neduosite? Ne. Gerai, supratau. Kitas klausimas. Dėl daugiabučių namų modernizavimo. Minutėlė. Aš persuksiu dabar, korespondentą turiu. Nežinau, kiek mane Marius laikės dabar. Ilgiau 12 nelaikysiu. Ne, reikia sutikti minutėlę, lukterį, kiek nelaikės, aš neturiu 5 minutės, gerai. Dėl daugiabučių namų modernizacijos. Žinau, kad prieš porą dienų buvo Maironio gatvės 5 namo gyventojų. Jūs vadinate pridavimu, bet iš tikrųjų ten nei oficialumo, nei dokumento. Vakar viešojo erdvėje pasirodė vienos namo gyventojos pareiškimas, kad jie šiai dienai neturi jokių projekto, nežino kokios kainos, nežino kokios įmokos. Ar galite paaiškinti Radviliškio Šilumos kaip administratorius veiksmus? Pirmą kartą, į mane nieks nesikreipė šiuo klausimu. Aš dabar kreipiuosi. Tai aš ir sakau, iki šio momento nieks nesikreipė, žinau, kad mane kvietė, bet aš tikrai negalėjau dalyvauti tą vadinamą namo pridavime ir buvo visa komisija. Išvadų nežinau, negaliu komentuoti, nežinau, reikia pasiklausti, kas dalyvavo. Bet jūs Vaižganto 50 kažkelintam dalyvavote? Aš dalyvavau, taip. Kaip vyko tenais procedūra? Buvo oficiali, sakykime, protokoluojama, gyventojų parašai surinkti, sužymėtos visos, sakykime, defektai? Į procedūras tikrai aš nekreipiau, į procedūras neėjau, aš dalyvau, aš nesu įtrauktas į komisijas, mes kaip vadovam nesame įtraukti komisijas, mes važiuojam savo gerą valią pažiūrėti, kad gyventojų skundas, tai aš dalyvau taip kaip... Tai jūs išgirdote vis dėlto, kad buvo skundas, ar ne? Dėl Vaižganto? Nebuvo skundų. Ai, nebuvo. Jūs taip tiesiog... Aš tiesiog kaip vadovas pasirinktinai, jau mane pakviečia, ar nori dalyvauti, tai žinau, buvo gyventojai. Aš tai kartą aiškinu, buvo gyventojai, buvo ten Sionenaičiai, keli žmonės, aprodė, kur yra defektai, aš juos mačiau, ten nuleidimo vandens ir taip toliau. Bet čia jau ne viename name, žinokite, taip yra. Galbūt. Nes Maironio gatvė... Aš tą sakau, ką aš mačiau, tai jie po to visos komisijos dalyvauja ir valstybinė statybų, ir architektas, ir statybos skyrius, dalyvavo rangovai, techninis prižiūrėtojas, taip. Tai jie ir gyventojai, jie rodė truputį ten, ką aš mačiau, kad siena nelabai gražiai išdažyta, tą aš mačiau vizualiai. Tai yra du variantai, ką aš visada sakau, arba turi ištaisyti kaip priklauso, ar perdažyti, pagal statybos reglamentą, arba kitas variantas, kai gali gyventojai pageidavimai, jeigu gyventojai sutinka su tuo, kas yra padaryta, ir jie gali pakeisti darbų, kažką padaryti gyventojai.
Tiesiog sąmatą pakeisti, pakoreguoti, sumažinti. Tiesiog nesąmonę, bet padaryti papildomus darbus, kurių galbūt nebuvo. Jie tuo atveju, kiek tada aš girdėjau, jie sutiko, ką aš įkalbėjau, tą vandenį šaligatvį tik tai pataisyti, pakelti, kad vanduo nebėgtų. Nu, iš tų. Bet tarėsi gyventojai, va tiek. Ir aš nesirašinėjau niekur, aš parašau niekur nedėjau, nieko aš tik vizualiai kaip vadovas. Savivaldos. Galite pakomentuoti šitą raštą? Čia va, būtent prieš tarybos posėdį gautas tas pranešimas iš Valstybinės kainų energetikos komisijos, kad Radviliškio Šiluma nepateikia laiku prašomų dokumento. Nepateisinu nepateikimą laiku. Viskas, komentarai paprasti. Jie privalo pateikti, kas prašo. Kaip nubausite vadovus? Kaip nubausite vadovus? Aš turiu, matau vėlgi pirmą kartą. Žinokite, lygiai toks pats raštas atėjo iš prokuratūros. Prokurorė gindama viešą interesą, gavusi pranešimą iš tarybos nario, Radviliškio rajono savivaldybės tarybos nario, negali išnagrinėti to paklausimo tik todėl, kad Radviliškio Šiluma, kaip daugiabučio namo administratorius modernizacijos projekto, nepateikė reikiamų dokumentų iki nustatytos datos. Aš turiu įsiaiškinti, vadovas aš pirmą, kaip sakau, matau, dėl kokių priežasčių nepateikė, turi paaiškinę, yra tokia procedūra, aš negaliu iš karto bausti, nežinodamas, dėl ko jie nepateikė. Šiaip sakau, aplamai pagal terminus yra privalom tiek administracijos, tiek įstaigo, jie privalo pateikti. Tai vienareikšmiškai. O toliau žiūrėti. Tai aš ne... Ar mes savivaldybėje esam gavę tą? Taip, prieš 2 savaitės administracijos direktoriai yra perduotas tas dokumentas. Va šitas? Taip. Žinau. Žinau. Užsirašau. Dėl čia Radvilų. Taip, čia Radvilų 23. Komisija yra sudaryta, mano potvarkiu, tą žinau. Jau sudaryta? Taip. Tai galima bus prijungti šitą dokumentą prie... Aš manyčiau. Tiesiog gal net ir visus dokumentus investicinė. Aš manau, Kovelaitis yra komisijos pirmininkas. O kiek narių? Plius minus? Bijau pasakyti, palauk, kiek gal 8, 9. Ir kas ją sudaro? Bijau pasakyti, aš pasirašiau, yra tarybos nariai, yra administracijos darbuotojai, specialistai, žinau, investicijus, statybas vedėjas, pavaduotojas, tai yra atsakinga už... O jūs kviesitės to namo gyventojus? Ar komisija kviesės? Tai yra pavesta pirmininkas, kuris turi teisę pagal reglamentą kviestis ir namo gyventojus, ir gal pašalinius. Tai yra spręs pirmininkas. Yra sudaryta mano potvarkė ir aš tą padariau. Bet aš pasižymėjau dėl Radvilų, kad gautas. Nes toks pat, žinokit, atsakymas yra ir iš prokuratūros gautas. Pasiklauskite tarybos nario Malinausko. Malinauskas kaip tarybos narys. Kreipėsi į Seimo kontrolierių, kreipėsi į prokuratūrą dėl viešo interesų gynimo ir jūs Seimo kontrolierius, tiksliau administracija ir Radviliškio Šiluma įpareigojo atsakyti gyventojams aiškiai ir suprantamai pagal teisės gauti informaciją įstatymą. Šiai dienai kol kas maklevojami skaičiai, jokio loginio paaiškinimo ir ryšio nėra. Aš pilnai suprantu, kad ten skaičiavimų daug. Žinokit, tikrai daug. Aš priskambinau į Ignaliną, kurį žinote, kad jie pirmauja, beje, žinau. Savivalda turėjo pakelti šilumos kainas, nes praktiškai dėl modernizacijos būtų jie bankrutavę. Nežinojo to. Nu va, tenais taip yra. Aš apskambinėjau, žinokit, galima paskaičiuoti tos dalykus. Aš dabar dėl Malinausko. Malinauskas, būdamas tarybos narys ir jis negauna atsakymą, jis turi kreiptis pirmiausia mane. Oi, ne, aš ne jo vardu kreipiuosi, aš tiesiog mačiau posėdį, aš girdėjau, ką jis sakė. Jis turi kreiptis kaip tarybos narys. Aš nesikreipiu jo vardu. Aš Mariau, ne jum aš sakau, aš kalbu Malinauskas. Nu, gal Malinauskas prižiūrės per jis turėjo, ateis. kad aš negavau, nu va, ką dabar darot, aš nežinau, aš negaliu viską žinoti, ko aš nežinau. Per tarybos posėdį, aš kiek supratau, tai jis ir negauna dokumentų iš administracijos. Ne. Su baseinu susiję, tai tikrai matys. Viską, kai jis gavo, kas priklausė, jam tik knopkę nusispausti reikia, tą tikrai žinau. Yra viskas patalpinta, prieinama. Gerai, Mariau, dar ką? Kaip sekėsi vakar girdėjau, kad Seime buvo atliktai, ne? Kažką maišot. Nebuvot?
Aš 21 būsiu Seime. Ai, 21. Taip, 21 dieną Ai, čia bus dėl... Klaus, kaip sakė, nes... Čia yra peticija. Mariau, yra taip, tarsi mes viską žinome, aš kelius pavyzdžius, aš kalbėjau, sutikęs su premjeru, buvo antradienį atvykęs. Pavyzdžiui, kaip jūs sakot, mes negaunam iš kelių direkcijos, kokie tvarkomi keliai. Negaunam. Tie, kurie ne mes prižiūrime. Negaunam jokios informacijos. Jūs norit pasakyti apie rajoninės reikšmės kelius? Ne. Vietinės reikšmės kelius? Regioninės arba respublikinės. Vietinės mes tvarkom, mes viskas. Tai respublikinės, kiek žinau, visi asfaltuoti? Ne visi. Tai yra regioninės, aš turiu minti regioninės. Regioniniai keliai, Šiaulių. Čia jūs šnekat apie tyrulius? Ne tik tyrulius, daugiau yra. Mes vietinis mes negaunam informacijos. Man premjeras, aš dabar pasidėjau lapą, sužinojau, kokie keliai bus. O jūs klausėte? Aišku, kad taip. Mes visą laiką sakom. Ne, jūs klausėt kelių direkcijos, kokie keliai numatyti, planuoti, tai pavyzdžiui. Mes klausiam, tai yra, Mariau, kad suprastų, bet iš principo turi pasiderinti mūsų, kurį kelią dabar, ne? Teisingai. Taip. Mes žinom, mūsų nieks neklausė. Suprojektuota, jie pastatė kažką, va tokia yra. Toliau ten kažkokius archeologo vakar Semelis kalba ir atkasė vokiečių palaikus. Nežinome, mūsų teritorijoje. Dėja, mes ir kalbame, kad tai žinau, tuos respublikinės gali būti sustabdytos. Čia kelią sustabdė dėl lygtų. Dara visos tos, kurios tiesiog informuoti. Ne? Jūsų savivaldybė bus kasinėjimai. Ne? Jūsų savivaldybė bus tokie raštai. Tai aš gaunu, kažkur turiu dabar, nes čia truputį remontas buvo susidėjęs. Paprastai, pasiderinkim. Aš turiu visų. Tai kartais mūsų visi klausėt, mes ir... Bet jūs sutinkat, sakykime, kad rajoninės reikšmės keliai turėtų būti grederiuojami, kai kurie, nes yra tokių duobių, kad, žinokit, galima, galva nusisukti. Tai aš ir sakiau, ir aš tą galiu drąsiai teikti, ir sakiau premjerui, ir visiems sakiau, aš pradėjau vadovauti, kam grederiuoti kelius. Tai yra regioninis, ne mūsų. Paskambina šaukutis. Veicame yra kelias, davai ant telefonų, kodėl jūs negrederiuoti? Grederiuojam. Skambina tyruliai Jonaitiškis, negalim išvežti, mašinas nepravagriuoja. Skambina iš Gredrio, skambina iš Sidabravo, regioniškai, ne mūsų funkcija. Jie turi prižiūrėti kelius. O jūs tada, sakykime, nukreipėt visus tos skundus į atitinkamą instituciją? Mes informuojam regioninius kelius, informuojam kelių direkciją. Kad yra gauti skundai. Kad yra gauti skundai perduoti. Bet ne taip turėtų būti. Jie turi prižiūrėti. Jums tas pats, jūs nežinot, kokį kelią važiuojate. Ar rajoninės, ar regioninės. Jums tas pats. Pagal kokybę matosi. Ne, bet iš principo, tu net nežinai. Važiuoji dabar, kaip pavyzdžiui, link Tyrulių. Ne, jūs bandot pasakyti, kieno kompetencijos ribose tuos kelius tvarkyti. Taip, tai man ir neturi rūpėti. Aš sumoku vieną mokestį. Apie ką kalba? O mums tai reikia. Mums įrodinėti. Tai aš visą laiką pasakiau. Prieisim, pasakysim lenteles, kad čia regioniai keliai. Tokie ir tokie? Direktorius toks į telefoną. Nes kito kelio nebematau. Nesusišnekam. Skambėkit, tas pagal kompetenciją. Gerai, Mariau. Dabar kitas klausimas. Aš turiu truputį Dabar dėl aikštės. Pasirašyta sutartis, mačiau, už 3 milijonus. Nueinu į statybos skyrius vedėjas, Vyčas. Pasirodo, per trišalės tarybos posėdį iškeltas klausimas, ar tikrai medžio išrovimas kainuoja 600 eurų, nepasitvirtina, žino dėl ko? Nėra darbų samatos. 3 milijonai eurų konkursas ir dar nėra, net neaišku, kokie darbai už kiek bus daromi. Ar tai tiesiog yra pritempimas prie tos laimėtos konkurso sumos? Kaip čia gaunasi? Aš manau, kad... Aš turiu įrašą. Aš bijau pasakyti, kur kas pristatė, negali būti, turi kiekvienas paskaičiavimas būti, negali būti kitaip. Tai konkursas skaičiuoja, kokie darbai turi būti, pritempimų čia negali būti. Tarp kitko turėtų neužilgo pradėti, bet negali būti. Tai dabar įdomu, kas meluoja. Ar meluoja Gintaras Pilypas iš investicijų turto skyrius, kuris sako, kad dokumentai turėtų būti statybos skyriuje? Ar tai daro statybos skyriaus vedėjas, kuris sako, kad dar dokumentų nėra ir yra jie viešųjų skyriuje? Kas čia vyksta su ta aikšte? Kam tas paslaptingumas? Jeigu jūs laimėjot, sakykime, kompaniją... Negali būti paslaptingumo, nėra čia paslaptingumo. Koks gali būti paslaptingumas? Projektas padarytas, techninis yra.
Jūs žinote tą tvarką. Viešasis konkursas. Viešas atėjo. Tai dabar kur galiu nuėjęs pasitikslinti, ar tikrai vieno medžio išrovimas kainuoja 600 eurų ar ne? Manyčiau, kad turėtų būti statybos skyriui, nes statybos jau užima. Tai jūs manytumėte ar žinote? Nu, ar taip turėtų būti. Statybos skyriui. Gerai, Marijos. Gerai, paskutinis klausimas viskas. Kas vyksta su baseinu? Sakė, bus 2 savaičių technologinė pertrauka, dabar jau 4 savaitės. Šiandien atvažiuoja viešųjų pirkimų tarnyba, domisi, gavom, jie sustabdyti dėl to, kad nebėra pinigų, jie padarė viešus, gavom papildomus pinigus, 600 000 eurų, kad ties darbus. Papildomus pinigus iš ko? Iš VIPO, iš valstybė. Tai jūs norit pasakyti, kad dabar gavo 600 000 į priekį. Jie buvo suplanuoti kitais metais, bet jūs gavot juos anksčiau. Dabar tada projektas A bus įgyvendinamas, kuris buvo pagal pradiniame etape, ar projektas B su visais pakeitimais? Ne, manyčiau, kad be pakeitimų turėtų į toliau. Kiek žinau, nes ne mano ta kompetencija, čia mero, nes, kaip sakėt, aš tik tai kelias čia savaitę, 2 savaitės. Nu, aš kalbu, yra direktoriai, yra skyrių vedėjai, kiek aš žinau, tai jie darbų padarė daugiau negu šiemet turėjo pinigų, ta prasme, jie iš savų darė. Tai vat, bus dalis užmokėta už ką padarė ir turėtų dar vykti pinigų ir atnaujinti darbus. Bet aš manau, kad jie darys tai, kas pirminio variante projekte buvo, be tų pakeitimų. Tai šiai dienai pakeitimai nėra? Nėra. O kas su tai 125 000? Nežinau. Pasiūlymas buvo atėjęs antras sykis. Tuose dalykuose nedalyvau, nežinau, negaliu komentuoti. Tai dabar norit pasakyti, kad yra 2 savivaldybės politikai, meras, vicemeras. Meras apie baseiną žino absoliučiai praktiškai viską, vicemeras nežino nieko. Kaip čia yra? Ar neturėtų ten administracijos direktorė kaip užsakovas būti ir žinoti viską, arba tai aš manau, meras galbūt daugiau įsigilinęs, kaip meras žino, kad tai be jokios abejonės direktorius administracijos turi viską žinoti, kuris perduoti. Tiek tai žinau, kad apie 125 nedalyvau, nežinau ir negaliu komentuoti, kad iš kur jie atsirado ir neturiu iš komentarų. Nežinau, ar turi, neturi, čia dalykai. Mes esam pasiskirstę sferom kaip politiko, ką kuruojame. Tarybos sprendimu. Nesupykit, linkiu sveikatos, bet neduok Dieve, jeigu jūs dabar susirgtumėt, kas vyktų su visais tais reikalais, ką žinote jūs. Negaliu sirgti, Marijau. Gerai, nepyk.